Sveiki atvykę į antrąją atgal į ateitį video instrukciją. Viskas gerai. Ar kad nors girdėjote apie 3 moksleivius iš Vyžuonų miestelio, kurie tarpukario metais sugalvojo ir vieni patys pastatė paminklą Vytautui Didžiajam. Paminklas buvo iškilmingai atidengtas ir sulaukė net paties Antano Smetonos dėmesio. Tai ne legenda. Vaikų statytas paminklas stovi iki šiol. Moksleiviai tuo metu išvyko ekskursijų, pasivaikščiojimų ir net mažų tyrinėjimų metu važiavo ne į Vilnių, ne į Akropolį ar Babiloną, bet jie ėjo ant Piliakalnių, jie ėjo prie senų seniausių ąžuolų, jie ėjo prie Milžinkapių ir mes matom, kad tas krašto pažinimas jisai pavirto pačiu nuostabiausiu tautiniu ir tautą saugojančiu dalyku. Pats svarbiausias punktas renkantis idėją, kad ta idėja būtų tau pačiam įdomi, kad būtų įdomi tavo komandai, kad jūs žinotumėt, ką ir kodėl nori daryti. Nereikia apsikrauti kažkokiais dideliais žygdarbiais, kurių galbūt jūs nespėsite įgyvendinti. Mažai žingsniukais galima kartais labai toli nueiti. Gali būti, kad ketinote nufotografuoti seniausius savo miestelio namus, aprašyti juos ir sukelti į internetą. Pradžia turėtų būti nuo klausimo, ką mes apie savo kraštą žinome, ką norėtume sužinoti ir kaip mes savo kraštą norėtume parodyti, padaryti jį patrauklų. O gal surinksite 100 anekdotų iš savo krašto aštrialiežuvių? Kiek mes žinome aktorių, kurie yra jau pensijinio amžiaus, teatre nebevaidina. Jie net paprastai daug pažįsta įdomių žmonių. Jų yra, kai kurių yra be galo šlovinga, labai įdomi praeitis. Jie tikrai turi ką papasakoti ir jie yra absoliučiai beveik visuomenės užmiršti. Galbūt jūs, kaip tie Vyžuonų moksleiviai, sugalvosite pastatyti paminklą nepelnytai užmirštam žmogui. Kitas dalykas, kur yra baltų dėmių, kas yra nepažinta, kas yra neištyrinėta. Susidaryti tokį žemėlapį patiems savo, ką galima atrasti naujo, o ką galima aktualizuoti, prikelti iš tų dalykų, kas kitų žinoma, bet nežinoma mūsų kartos ir nežinoma aplinkinių žmonių visiškai. Ir dar juo labiau nežinoma tų žmonių, kurie važiuoja pro šalį, pro jūsų vietovę ir pravažiuoja taip, nestaptelėdami. Yra begalė darbų, kurių neapriepia padaryti paprasčiausiai specialistai. Ir mokykla gali būti didžiulis talkininkas, renkant tą medžiagą, kuri žūsta kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną kažkas išeina anapilin. Kiekvieną dieną kažkas išmeta savo senelio rankraščius arba kokius dienoraščius, fotografijas. Tai vyksta kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną nyksta mūsų kultūra ir atmintis. Ir kas galėtų tą padaryti? Ar tą galėtų padaryti saujelė mokslininkų, kurie šiandien Lietuvoje dirba? Ne, tą turi padaryti visi žmonės, visi šviesų žmonės. Todėl, kad tas žmogus, kuris dirba kraštotyrinį darbą, jisai skiria savo laiką, savo jėgas, pastangas, lėšas, energiją, žinias skiria tam, kad visi to galėtų džiaugtis, kad bendruomenė suvoktų, kad krašto gyventojai suvoktų, kad ir šita vieta, ir šis akmuo, ir šis ąžuolas, ir Piliakalnis, ir šis pastatas, visi jie yra vienaip ar kitaip susiję su mūsų krašto istorija ir verti to pažinimo. Kad ir ko imtumėtės, pirmiausia susisiekite su patyrusiais specialistais. Ant kelio gali užvesti paprasčiausias pokalbis su muziejaus darbuotoju, gidu, bibliotekininku. Idėją reikia patikrinti tam, kad jūs nesikartotumėt ir nedarytumėt tai, kas jau yra padaryta, kad jūs galėtumėt atrasti kažką naujo. Išsirinkite idėją ir ją protestuokite. Pasitarkite su mokytoju, su mokyklos bendruomenė, nueikite į muziejus, kurie yra aplinkui. Ką mes turime daryti, kad jauni žmonės įsimylėtų savo erdvę, kurioje gyvena, ją pamiltų. Reikia pradėti nuo žmonių, ne nuo kraštovaizdžio, ne nuo turistinės infrastruktūros, bet būtent nuo žmonių. Pirmoje eilėje žmonės, o paskui jau gali būti architektūros paminklai, gali būti kiti dalykai, bet pirmoje vietoje žmogus. Nebijokite užduoti klausimų, būkite atviri. Jei turėsite pakankamai ryžto, net labiausiai beprotiška idėja gali būti įgyvendinta. Svarbiausia yra bendrauti ir bendradarbiauti. O štai čia klausimėlis jums, mano mėly bičiuliai.
Ar žinote, kas šis garbanotas dėdulė ir kodėl čia, Vilniaus centre, stovi jam skirtas paminklas? Jei sugebėsite atsakyti į šį klausimą, vadinasi jūs pasirengę žengti ir trečią žingsnį, bet apie tai jau kitame filmuke.